Jokių čipsų. Jokių čipsų. Atsargi galvą. Čipsų nevalgys. Gal pomidoriukų paimk? Paimk. Čipsai ne vaikam. Čipsai yra suaugusiam dėdėm. Šitą ar paimk. Saugusi dėdė, Audrius yra. Laukiu pomidorų, kad aš ką tik išmėliau įdėjau rankas. Atenytė nuplauna pomidoriukus. Bet aš atėdęs purvinom rankom. Labai gerai, kad atrinkai roniukai, kur yra 4 minutės vyrė. Labai jūs viską suprantu. Iškart viską suprantu. Tu gaušelis kažkas? Pažiūrėk, užrašyta net ant kiaušinio. Ai. Ir dar apačioj. Žiūrėk, bet iškart moškės prisistatė, jauti? Nu tai aišku. Lemba ir jos kas mum. Ne visus atėnė, kelis nuplauk. Tai čia tos kandančias? Jo. Bet aš nežinau, jos skanda ar ne, bet... Plauk. Jūs nori daug, vidutiniškai mažai? Daug vidutiniškų. Davai. Ai, blė. O į kitą pusę, davai aš dabar. O pasakyt, kaip aš tai išdūriau. Tai tu aštresnį galą. Aišku. O kur šiukšlės? Reikia maišiuko. Dar sūris toksai mandras, tokios pat formos kaip duona. Čia gal nelietuviškas. Nekrikščioniškas. Galite man duoti pusę sūrio, nes aš noriu paragauti ant tokio, bet tada bus per daug sūrio. Palauk, runiukai, neturiu aš laiko žaidimui. Davai. Audrius galvoja, kad laimėjo iš tikrųjų, tai aš specialiai duodu jam sumušti. Eitų mane. Nes jeigu aš laimėčiau, tai aš negalėčiau valgyti šiandien. O ką tu čia padarėjai? Čia ne aš. Ji nebiškai pasau. Oi. Kodėl aš vadinama ne Atėnė, o Tėnė? Kur dabar važiuosim, Vadė? Važiuosim. Važiuosim dabar toliau. Žinai ką, pažiūrį man šito žemėlapio. Čia šiaip neblogas tas žemėlapis. Tai ką čia žiūrėt, tu ką dar tu nežinojai, kur mes važiuosim? Ne, nežinojau. Oi, blė. Jis tai dabar žemėlapį žiūrėt. Be lietuviškų pakaitalų keikimuose. Aš galvoju, tu čia Kur žinai. mes esam? Pabrodze. Tai pala, prie ko čia Pabrodze? Ai, šūda čia suprasi iš to žemėlapio. Važiuojam. Na, jau naugat. Vlogint, žinok. Ieškau kelio, kad pasukti dešinę, bet aš jo nerandu. Tu matai, baidarėm. Supranti, Lakaja buvo, va čia va, turi būti riba. Čia visur vanduo turi būti. Supranti? Kas ten nuskaidyta taip įdomiai. Ai, kėlė. Ta ką darysim? Tai nieko, bet aš apakęs. Ir praplauksim? Ne, tai praplauksim. Tai kur tu Lakaja, pasakyti, kad Lakaja nepraplaukė, tai čia žmogus mirtų iš juoko. Nes, žinok, aš taip nematė. Tai kokia mistika. Gerai, varom. Tai šiaip tokia įdomi ta poilsiavietė visai, ne? Tik tiek, kad prie kelio. Ai, va čia įmetu ir surasi. Ai, kaip gražiai atsirūgo. Audriukas, kaip gražiai atsirūgo. Kur žvejybos įrankiai? Kokie žvejybos įrankiai? Mes nežvejosim, mes plaukt važiuojam. O tai kur žvejybos įrankiai? Nėra jokių žvejybos įrankių. Ai!
Nealkoholinio volfuko. Atenytė, prašom nežaisti. Atenytė yra griežtai draudžiama žaisti. Noruniukai pasiruošęs? Tu čia praeisi? Nežinau. Gal geriau einam to, ten ne taip statu. Jo. Šiaip geriausia būtų, kad aš pirmas eičiau. Nes man svoris didesnis, aš eičiau priekiu ir galą neštumė į priekį. Žinok, neišeis, nes aš pirmas einu dėl to, kad... Eini tu? Nu tai einu. Neskubėk. Atėjo neteik čia per kalną pas mus. Nu arba gali išprantot. Neskubėk, sakau. Ar aš skubu? Neskubėk. Nes aš nematau, kur kojas statau. Gerai, gerai, viskas čia geras kelias. Dabar va, kur aš esu, va, nuo čia prasideda toks biškai kalnotesnis. Stop. Šlėto. Jung palėtintoje. Negi šilote, Smirda žuvim čia. Laikomės vietoj, kad audiukas lipt galėtų. Nu, atėnė, nu, tu meškeris laužys, nesigrūžin, nieko tau tas svoras nepadarys. Nori, kad tu meškeris pavirzinčiau? Žolė truputį plyšo. Tai atenytė, imk už kitos. Galima būtų čia droniuką pakelti. Ne, nu, tai gali. Bet šiaip galėtum pasfilmuoti kliovas, gal. Nefilmuosi? Tai filmuoja tave, atėnė. Jums tą kamerą. Nepaleiskit tik žolės. Ai, parodyk. Man truputį jo gaila. Taigi mes jį nieko nedarom. Tai ją paleisim? Tai aišku. Kam tai ją? Jau sišarys. Va šitavo vieta, jinai gera, va šitavo. Bet čia, blėt, reikia nuo kranto padaryti. Ir tos, čia va šita gera. Nu gerai, gana pezėt. Dabar va čia pavadžiu. Ezu, kaip nepagarbiai bendrauja. Ne, nu tai aš kamerą įjungęs, tu žinai, ten tavo tas šnekėjimas be sustojiminį. Kada bejungsi, tas pats per tą patį gavarilką, žinai. Aš noriu perteikti gamtos ramybę, o ne tavo čia stresinį tarškėjimą. Geriau biškai. Dabar 3, ne? Nu. 8, nu tai pats tas. Tai manau valandai tikrai galim kažkur sustoti. Nu tai duosi, sustojam. Bet reiktų kažkokios gražios ir viskam tinkamos vietos. Ir maistui gamint, ir tam, žinai. Nu tavo čia netinka? Ne, čia negražu, blėt, pušynas kad būtų. Pušynas, posūkis, skardis, čia tokia turi būti, aš neatsimenu, ar mes jau ją praplaukiam. Mums reikėjo toj sustot, kur tu Nu sakei ten labai geras. aukštas, blėt. Bet tu gali neskei? Vėliau. Aš filmuoju. Kaip tu keikėsi, Adaniukai, tai iš nieks kaip nesikeikė. Nu tai kam tu ėmi blogą pavyzdį? O čia šiaip graži vieta, pažiūrėk. Lėnis, viskas, žolė, tik žolė gal nenupjauta. Mes niekada dėl skonio nesutarsim. Nes tu nesupranti. Kas yra gražu. Tenytė miega jau. Tenytė bando pradurt valgyti. Prakrapštyti. Kad baigtųsi kelionė. Supranti, čia labai ant saulės, aš norėčiau pušinėlį. Tai čia mes dabar darysim pikniką.
koks mažas tavo. Savo pasižiūrėk. Išsimaišyti reikia dar. Tai ką dėlį pasakė, kad neklausyti. Čia mūsų, ne? Jo, išsimaišyti reikia. Daug. O su šaukštu reikia ar su šakutės? Su kuo tik nori šiandien. Kuo išmaišyti, to bus gerai. Nieko netikė. Tu skaudu nematai, kas atsitiko, mes bandom pravažiuoti, medis užgreitas, manau. Ką čia dar, ko čia nesupras, Katėnė? Tau nesimato, ką čia mes darom ir kas atsitiko. Net va čia kažkur užsikabina. Sėdi? Aha. Legia čia šiukį prisirinkti. Fisch und Fage. Lauk viduriu. Jėzau, kaip lekia, greičiau namo, greičiau. Tik išvažiavo žvejot, kažkur namo. Aukščiau biškai galvą laikyk. Dar aukščiau. Dėl ko? Biškai ant tokio. Nu, pagalvok, kam. Pakel biškai galvą, smakrą aukščiau. Gerai. Kas būtų? Ką aš žinau tavo durnas mintis? Nu pagalvok. Nu nežinau. Ta vieta atrodo jau plaukiam, čia pirma vieta, kur droną leidom. Labai panašios jos. Aha. Ženioj. O, lieptelis. Netinti, tau negalima. Reikia priekį varyti, nes čia nieko nematau. Jo, varyk priekį iš tikrųjų. Pilnai palaikau. Tai jau čia netoli mes gal esam. Link namą pasistatęs. Jeigu aš būčiau... Važiuok, bebro takas. Matai, čia bebro takas. Jo, bebro takas. Bebro takas. Žiemis. Čia 50 jau tokių parodė.
Mes žinom, kad čia yra bebro takas. Taip, va čia Čia irgi yra irgi bebro takas. Tai o dėl ko parodžiau? Dėl to, kad aruniukas, koks čia upelis. Nu, tai supranti, žmogus, miesto džiunglėse užaugia. Aruniukai, prisilaikoma tenais, prašau, labai prašau. Valtį, žinok, mėto iš vieno šono į kitą. Ne, aš už tai prašau. Aš nenoriu. Aš už tai prašau prisilaikyti ten čia. prisilaikyti, aš noriu. To girdėjęs, mes nei vieno žmogaus nesutikom plaukdami. Nei vieno. Štai, kad tokių durnių mažai. Štai, kad unikalus, Plauktų tokių. unikalus maršrutas. Upelių. Upelių. Plauk tenais. Tenais ir plaukiau. Dabar gražiai nueiname, tvarkingai paėmame, iškeliame ir nunešame ant kranto. Nereikia čia nei triukšmo kelti, nei isterikuoti. Durniau tu. Atenyte, suras šiukšlių dėžutę. Gerai, bet tuoj. Pasidėsim. Žiūrėk, kokia mano Atėjai, kompaktiška. atsimeni čia praeitais metais. Atsiminčiau, atėjo praeitais metais. Praeitais metais, kai aš dar net neplavaus, buvom. Atsimeni atėnę. O einu čia, kuris erkės nurinko. Jam visur erkės. Stulkėjusi gi mašina. Tuoj nupūsim. Ajei, kaip dainuoja. Ką? Ką šiandien sumokėta? O dabar gerai. Tiksliai. Kastinai. Nu, į vakną. Atintė, tu kiek vandens išgėrė, tu sisiot buvai šiandien? Ne. Ai, buvau. Aš nesuprantu. Taigi viskas kaip kūras susinaudoja. Prakaitų išeina. Blet, kaip? O šiukštas jie išsiveža patys čia? Jo, tai nebijogi čia jie šitą susiveža patys. Tai prašau, gali. O tai gal čia nereikia, čia viską jie patys. Šiukštas išsiveža patys. Ne, bet gal kažkaip... Mes patys, žinokit. Lys į vidų? Nu, o kas čia tokio? Žiūrėk, atėnė žmogus valtis. Bet ir to, kad padėjo dėdį, tai dar šaiposi šitas gyvulys. Neraliuotas. O tu esi matęs raliuotą gyvulį? Jasau, nu dieva, kiek lietuviškų pakaitalų, blėt, teikimas. Šiaip iš tikrųjų, Tu myli šitą valtį, Audriau? Šiaip geriau. Gerai, ką skirstume? Nepasakyčiau, kad buvo malonu. Nu ką? Faina Manęs buvo, vaikai jums dovanėlė. Skirstamės savo keliais. kad kitą kartą turėtume. Kiek prisidėjo, leistus visus susidėjo. Visa, oje. Pats gavėjai. Nu gerai, aš juokauju, atenytę. Nu čia tokie gibailiai. Žinai kaip aruniukas būna pajuokauja ir nieks nesijuokia. Tai jau čia tokie juokučiai. Audris mokosi tokį plačių. Gerai.